Prieš daugiau nei 100 metų žmonės Amerikoje mielai lankydavosi vadinamosiuose išsigimėlių šou, kuriuose išvysdavo įvairių keisčiausių žmonių. Tačiau atvykę į Konio salą, jie taip pat mokėdavo po 25 centus, kad pamatytų per anksti gimusius naujagimius stiklinėse dėžėse. Nors tai gali nuskambėti kaip itin keistas ar net žiaurus būdas užsidirbti, iš tiesų tokiu būdu buvo išgelbėta tūkstančiai neišnešiotų kūdikių gyvybių. Šį šou sugalvojo Martinas Kunis, kurio infantoriumuose išgyveno daugiau nei 6500 neišnešiotų naujagimių. Neišnešiotukus tais laikais įprasti gydytojai laikydavo nevertais pastangų ir ko nepasmerkdavo myriop. Tačiau Martinas Kunis, vyras be jokio medicininio diplomo, manė kitaip. Dar 1880-aisiais Prancūzijoje pamatęs vištų inkubatorius, jis pagalvojo, kad tokiu būdu būtų galima išgelbėti ir kūdikius, todėl atvežė inkubatorius į Ameriką, į pramogų parką. Kol ligoninės nusisukdavo nuo neišnešiotų naujagimių, Martinas Kuni mielai juos priimdavo ir iš tėvų nereikaladavo nė cento. Nors tais laikais vieno inkubatoriuje laikomo kūdikio išlaikymas dienai atsieidavo $15, kas šiais laikais būtų daugiau nei $400. Vietoj to išlaikymo kaštai būdavo padengiami žiūrovų pinigais. Kūdikiai gyveno gaudami ypatingą priežiūrą, šildomose steriliuose inkubatoriuose, o seselės reguliariai juos maitindavo pienu. Toks jokio medicininio išsilavinimo neturinčio žmogaus atsidavimas kūdikiams davė puikių vaisių. Net 85% jo prižiūrimų neišnešiotų naujagimių sėkmingai išgyveno, kai tuo tarpu ligoninėse išgyvendavo vos 25%. Tiesa, daugybė daktarų jį vadino šarlatanu. Iki šiol daug kritikų kalba, kad jo veiksmai esą buvo žiaurus elgesys su vaikais ir panašiai. Tačiau skaičiai įrodo, kad Martinas Kunis tapo daugybės kūdikių stebuklu, o mainais nereikalavo nieko. Jis buvo neonatologijos pradininkas, tačiau dabar jis yra užmirštas, o daugelio net ir pasmerktas. Jei jūs sudomino ši istorija, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą Maistas smegenims, nes jau greitai pasirodys išsamus video apie Martiną Kunį ir jo infantoriumą.